Labas rytas, labą dieną. Labą dieną. Šis nuostabus šeštadienio rytas yra skirtas ypatingai šventei. Jūs net neįsivaizduojate, kas jūsų laukia, nes mūsų virtuvėje, Andrijauskų virtuvėje, Andrijauskas Virenijus pasiruošęs pirmą kartą per daugybę, kiek tu metų gamini? Gaminau 10 metų. 10 metų gaminantis nuostabesias, saldžiasias, ypatingasias širdeles, pasiruošė atverti jums savo paslaptį ir pasidalinti, kaip jūs galite, nežinau, ar jums pavyks taip namuose, žodžiu, bet kaip ir jūs galėtumėt pagaminti. Taigi dabar tęsim reportažą. Taip. Ir Virenijus pasakos jums po trupučiuką, kaip vyksta nuostabiųjų paslaptingųjų širdelių procesas. Taigi, Virenijau, prašau papasakoti, nuo ko tu pradedi savo nuostabiųjų širdelių gamybą. Pradžioje reikia paimti sviestą ir įdėti į keptuvę. Sviestą, kokį sviestą? Bet kokį, lietuviškas sviestas. Lietuviškas 82%. Geriausia, paėmė sviestą, va taip gražiai su peiliuku nugramdai, kad kuo sviestas neprapultų. Taip. Neprapultų. Ir tada į keptuvę. Čia priklausomai kiek reikia dėti, kiek norisi gauti. Tai vidutiniškai, jeigu kilogramą žirnių miltų naudoji, tai reikia apie 800 gramų naudoti sviesto kažkur. Tai dabar mes visą sviestą po truputėlį ir sudėsime. Aš čia pasiruošęs sviesto. Taigi, tu dar nepasiruošęs pasakyti visų ingredientų? Ingredientų aš negaliu dabar pasakyti. Negali. Nes čia yra paslaptis. Paslaptis, okei. Gerai. Žingsniukas po žingsnelio, tai reikia įsigyti sviesto 82%. Taip. Tai gali būti paprastas lietuviškas sviestas ir priklausomai nuo to, kiek jūs norite pagaminti. Virenijau, tu šiandien daug pasiruošęs pagaminti? Šiandien gaminsime kalėdinę partiją. Taip. Ir kalėdiniai partijai bus daugiau gal visokių improvizacijų ir daugiau skonių. Aha. Nes gali būti, jų yra 5 rūšės skirtingų. Aha. Tai va, yra 5, galima ir, pavyzdžiui, su saulėgrąžom. Taip. Sviestas su saulėgrąžom. Tarkime, pagardinimui. Saulėgrąžos gali būti, gali būti kokosas. Kokosas. Gali būti šitie kukurūzų dribsniai, tada traška labai skaniai. Gali būti įvairios sėklos arba riešutai sumalti. Ir gali būti, kas mėgsta šokoladą, kakavos skonį, tai reikia įdėti šito kakavos reikia pridėti. Panašu, kad tu mėgsti šokoladą. Aš mėgstu šokoladą, bet žinau, kad tu nemėgsti šokolado. Tai todėl turbūt nedėsim. Aš mėgstu klasiką, kadangi... Klasikiniai tai reiškia be nieko, grinai tie žirnių arba vinžirnių miltai. Bet šiaip gali būti lietuviškai žirnių miltai, jokių problemų tas pastam. Ir tokiu būdu sudėsim sviestą. Pertrauka. Štai kaip atrodo lydomas sviestas. Tikrai Virenijus daug kalėdinių širdelių keps. Bet čia esmė yra tame, kad žmonės kartais galvoja, kad turi jau būti lydytas sviestas gi ir taip toliau. Viskas čia yra normaliai. Dedam paprastą sviestą. Atsisukite, prašau į mus. Ir viskas. Ir dabar turi jisai ir tada, reiškia, jau bus dedama kita dalis, tai tie miltai. Kokie miltai? Ar pasakysi? Žirnių miltai. Žirnių miltai, nes neskambėjo. Arba vinžirnių žirnių, nes dar jų nusipirkti reikia šitam pasaulyje, tai ne visur jų yra. Ne visur yra. Tai antras ingredientas yra žirnių miltai, o dabar pakol kas, ką reikėtų padaryti su tuo sviestu, kiek čia laiko jisai turi lydytis? Dabar jisai gali užvirti netyčia, tai turi būti ant mažos ugnies. Ant mažos ugnies sviestas, lydomas. Taip, tai turi būti taip ant pusė tos temperatūros, bet čia reikia neskubėti, nes ta puta, kad nepakiltų ir neišbėgtų. Žodžiu, apskritai, kaip aš suprantu, šitas procesas yra toksai meditatyvinis ir neskubos, nes ganėtinai ilgas gamybos būdas. Kiek tu užtrunki gamindamas? 2 valandas. Bet tai tik todėl, kad tu esi specas, tik todėl, kad
Jeigu tu esi nespecas, tai tau užtruks 2 valandas 15 minučių. Aš manyčiau, kad daugiau. Pažiūrėsim. Mhm. Žiūrėsim. Ok. Pertrauka. Aš nupirkau šitus miltus, avinžirniai miltai malsanos. Parodyk. Čia labai paprasta, čia avinžirniai, tinka ir žirnių miltai, bet dabar jie pradėjo gaminti turbūt avinžirnių. Čia tarp kitko labai sveika, ten tiek visokių vitaminų, kad aš net nežinau, kur eiti. Tikrai? Taip, su tais vitaminais. Ai, čia kilogramas, tai čia vieno šito užtenka tiek sviesto. Tai šitą reikia sausą. Čia labai daug, per daug pripirkau. Sutaupysite vieną, taip? Vieną sutaupom, kitą nebetaupom. Sutaupom, kitą Ir nebetaupom. dabar dedam. Dedam, pažiūrėjom, kaip čia vyksta. Po truputį dabar reikia dėti ir maišyti. Taip. Čiki, 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 čiki. Ir būtinai reikia sakyti čiki, 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 nes kitaip nebyra gerai. Neišeis. Ir va, maišai, 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 maišai. Beri ir maišai. Beri ir maišai, beri. Taip, dabar mes sudėsim Taip. visus miltus ir būtinai reikia va šitą padaryti. Kad atsirastų skonio, reikia įdėti šiek tiek druskos. Druskos. Tada atsiranda tokio skanumino. Tada mūsų skonio receptoriai pagauna, kad čia yra kažkas tokio Šiek tiek, matot, nemažai. lietuviškas stilius. Nu tai čia nemažai, tai yra čia mažai. Virenis kartais ir pipirų prideda, taip kad... Galima dėti ir pipirų, jokių problemų. Šiaip tai, kas mėgsta daugiau skonio, tai galima sudėti visus nereikalingus prieskonius čia galima sudėti. Jeigu gavo dovanų prieskonių, tai galima juos visus sudėti. Ir tegul yra dovanoti tada tos skanėstus kitiems. Štai toks procesas, antrasis etapas nuostabiųjų širdelių gamyboje. Taip, pertrauka. Vertas dėmesio proceso parodymas, nes matote, kiek daug tų žirnių miltų ir sviesto daug ir keptuvė didelė. Ir va taip maišai ir jisai gražiai išsimaišys po kurio laiko. Po kurio laiko? Tik reikia čia, va dabar prasideda, kadangi mes nesame Indijoje, tai nereikia aptaškyti visos šitos virtuvės. Tai čia po truputį, nes jeigu aš aptaškysiu, tai turėsiu aš ir valyti greičiausiai. Tas nelabai rekomenduojama. Tai va po truputį ir savo darai ir jinai pavirs į masę ir po to reiks kepti. Kepti tol, kol paruduos. Ir kol atsiranda kvapas. Bet reikia tik nedidelės ugnies, nes pridegs. O keptuvė turi būti va tokia, gera tokia, visos jos tinka, bet reikia mažos ugnies. Bet geriau tokia storesnė. Pamenu, tu seniau naudodavai iš viso tokią. Tai čia irgi storesnė, čia špižinė. Špižinė. Špižinė keptuvė labiau tinka tų nuostabių saldumynų gamybai, nes... Storas dugnas, tada jinai kitaip tą šilumą paskleidžia, bet esmė yra tame, kad reikia mažos ugnies, tada visiems gausios. Žmonės neturi kantrybės. Nori greitai iškepti, čia greit neišeis. Jo, jie galvoja, kad tuos saldumynus, kurie nusiperka iš tavęs, jie tokie gražūs, apvalūs, tokie, kad gal ir galvoja, kad žymiai paprasčiau jie padaromi. Iš tikrųjų, tai manau, kad tavo saldumynai, labai vertingi, nes kiek aš esu mačius, kaip tu juos gamini, tiek daug meilės, tiek daug kantrybės į juos sudėti. Gal todėl ir taip ir patinka žmonėms, kaip tu manai? Taip, dabar jau nepardavinėjai. Nepardavinėjai. Nes tai yra labai išskirtinis produktas. Čia yra antiek išskirtinis produktas, kad čia žmonės net turėdami daug labai pinigų negali nusipirkti. Čia tas pats kaip nuskristi į kokį Monaką ir paragauti saldumynų, tai čia yra panašu. Panašu. Bet jeigu aš tiksliai pamenu, tai paskutinį kartą, kai tu dar pardavinėjai, ne taip ir seniai čia buvo, gal šiais dar metais, tai ta dėžutė kainavo 5 eurai. Ar taip? Bet būdavo 16 vienetų. Bet įsivaizduoju. 5 eurai. Jeigu nueitum kur nors į kavinukę, tai ta viena... Tai vienas kainuotų 1 eurą. Taip, aš kažkada skaičiavau. Tai jeigu, pavyzdžiui, koks nors kavinių tinklas pasimtų tokių saldumynų ir keptų, tai vienas būtų tikrai 1 euras arba net koks euras 50. Bet manau, kad kažkur ten prie studijos yra fėjų kepyklėlė, tai viena bandelė beveik 2 eurai kainuoja.
Taip, tai va dabar kaip gražiai tešla pasiskirsti. Aha, Neišbėgo. labai gražiai pasiskirstė. Ir dabar reikės po truputėlį, kad jinai truputį pakepa, va tenai matosi, matai? Jinai čia pakeps, paruduos, tada maišai ir tas rudumas apsispalvina visą šitą tešlą, jinai turi būti pakankamai ruda. Ir čia reikia taip gerokai ją pakepti, jeigu kad būtų riešutų skonis, tada atsiranda riešutų skonis, jeigu jinai normaliai ne per stipriai apkepta. Nes dažnai žmonės klausia, jeigu spėja, kokie ingredientai yra šiame saldumynė, tai jie dažnai sako riešutai, ar ne? Arba dažnai sako saulėgrąžos, kai dažniausia nededi jų. Nu, saulėgrąžas galim dėti, galim ne, bet čia tai šiuo atveju dabar nededam. Dabar užtenka, va, labai gera konsistencija. Tai gavosi kilogramas miltų ir 5 pakeliai po 200 gramų sviesto, tai taip ir darosi, kilogramas ant kilogramo. Po to dar, kai sudėsi cukraus pudrą, tai tada bus taip, kad viskas įsismelks ir bus pati reikalingiausia masė. Puikiai. Pertrauka. Na ir kas toliau? Kol kepa visą šitą masę žirnių miltų, avinžirnių reikės pasidaryti cukraus pudros, paprastos cukraus, nusiperkam pačią paprasčiausio, įdedam į tokį malimo dalyką, čia jis... Jeigu turim, bet ką tokį, galime tiksliai pirkti cukraus pudrą, bet čia nebūtina. Įdėjai sumalėm ir vat, vidutiniškai ant kilogramo sviesto, galim sakyti, kilogramo miltų reikia kokių 400-300 gramų cukraus pudros, kad nebūtų per saldu. Mes nemėgstam taip kaip Indijoje, ten tai labai saldu, o čia turi būti nelabai saldu. Tai va, tiek praktiškai ir užtenka. Jeigu ką pasaldinsim, bet užtenka. Ir po to jis dėsis pačiam gale. aišku. Pertrauka. Maišom toliau? Maišom toliau, tai aš maišau. Labai kruopštus darbas. Maišyti toliau. Netgi, sakyčiau, vienu metu ir raumenis lavinasi. O, kokie raumenis. O. Taip, žinai, kairės rankos raumuo išsilavino. Puikiai. Nusprendžiau pakalbinti mūsų nuostabų įkepėją per pertraukėlę. Arbatos, matau, pasidaliai. Čia kažkokios tai kortelės. Arbatos, kortą išsitraukiam. Va dabar išsitrauksim kortą, ką šitos širdelės reiškia šiandieną. Ar tau kepimas, ką reiškia jų? Ką širdelės, kokią žinią atneša į kiekvieno namus, kur jos atiteks. O. Tai dabar žinia yra tokia. Op. Ką čia reiškia? Ai, tyliau. Maždaug būsi tylesnis, toliau važiuosi. Čia parašyta, kad nereikia dalintis. Nereikia skubėti ir stengtis įgyvendinti įvykį. Viskas įvyksta tada, kai priklauso. Tai vadinasi, širdelės ateis pas jūs tik tada, kai ateis tam laikas, kai priklauso. Mielas, esi, žinot, kaip aš puikiai žinau kortų reikšmės, kurios šitą kortelę sako, tyšai jėdiš, dalšai būdiš. Taip sako, gal čia ir neverta dabar dalintis. Sako, kad jeigu, taip sakant, tylėsi, tai toliau nuvažiuosi. Tai neverta. Viskas, ačiū, kad žiūrėjot. Širdelių nebus. Buvo malonu pristatyti. Čia vadinasi, kaip ten, sugundyti. Suvilioti. Suvilioti. Ir pasakyti iki pasimatymo, brangusis. Čia kerštas. Čia kam? Čia merginos, kai vilioja vyrus, karštauja, tai dabar aš galiu už visus vyrus atkeršti. Sakyti, va, tokios skanios širdelės, taip skaniai atrodo. Dėja. Aš gaminsiu jas tik savo žmonai. Taip ir norėjau pasakyti. Taip ir norėjau pasakyti. Čia kažkas tai juokiasi. Bravo! Jeigu kas vakar man būtų pasakę, kad šiandien liudysiu širdelių gimimą Virenijaus, tai būčiau nepatikėjus. Aha. Tai čia taip, toks stebuklas įvyko man šiandieną. Pamatysiu visus užkulisius, kaip jos gaminamos, kas dedama, su kokia meilė.
Ir parsiveši į Ir savo parsiveši. virtuvę. O ten dar norėjau pasakyti, prie eglutės yra dovanėlės, kurias pagamino visos mūsų sesės. Tai yra dėželiai prikroviau dovanėlių, kurias pirkau Čandrašilos mugėje. Tai ir žvakės, ir medus, ir kvapnus maišeliai. Viliukai, parodysiu tau taip pat. Nori? Taip, žinau. Gerai, mes einam dovanėlių žiūrėti. Dėmesio, tęsime toliau, bet žinokit, jau praėjo ko gero valanda. Čia yra pats lėčiausias keipimas tam, kad nepridegtų, nes prideginti šitą masę labai lengva ir po to nelabai skaniai atrodo. Todėl vis po truputėlį ant silpnos ugnies darosi maišymo procesas. Čia ir yra visa meditacija. Tu maišai, kažką darai. Ir arbatą, vėl maišai ir panašiai. Ir dabar jau pamaišėm, tokia tapo rusva masė, atsirado labai gausus kvapas, truputį kardamono, nu kad čia taip dėl skonio. Oi, truputį cinamono, bet cinamono galim normaliai dėti. Ne truputį. Nes negaila cinamono. Kardamono galite ir mažiau, žinokit. Ne, čia didelė masė, čia daug nereikia. Supratau. Duodam cinamono. Cinamono tikrai nemažai. Po to, jeigu yra likutis cinamono ir šitą galima suberti namuose, nes būna daug prieskonių, kažkas atidaro daug prieskonių, pavyzdžiui, ir nenaudoja, tai tada iš karto. Kažkas namuose atidaro. Po to yra kažkoks cukrus dar vanilinis irgi. Viską, ką turim, sudedam čia dėl kvapo. Ir dabar po truputėlį viską sumaišysim gražiai, nes viskas tas dedasi būtent į galą. Prieskoniai atsiskleidžia gale, čia sena indiška taisyklė. Prieskoniai dedasi visada ant galo, tokiuose dalykuose, ir jie tada išsiskleidžia jų aromatą. Saldumynuose, turbūt, ne? Taip, nežinau ar visur, bet Indijai būtent sako, šitą dėti reikia ant galo. Dabar sumaišysim, kad tie prieskoniai vientisai pasiskirstytų. Visą šitą rajoną. Taip. Lazdinėlis, žodžiu. Taip, kvapas dabar jau čia jaučiamas visame mūsų rajone, visam name tai tikrai. Užtat tas kvapas toks įdomus ir taip 2 dienas namie dabar kvepės. Užtat reikia kepti, jeigu nori, ir iš karto vieną iškepi keptuvę, sudėsim iš širdelės, po to antrą keptuvę, vėl iš širdelės. Ar norit pamatyti, kaip atrodo formelė širdelės? Nenorim. Dar anksti, ne? Nerodom dar, taip? Tai gali parodyti dabar jau. Jau galiu, nu va. Štai, kokios gražios širdelės, kuriuose apsigyvena ta rudoji skanioji masė ir pavirsta į tikras širdeles kameroje. Tai yra, šaldytuvo, tam šaldiklyje reikia turėti vietos, mielosios, reikia turėti vietos. Šaldiklį reikia dėti, kad įdedi šaldiklį. Bet dabar dar reikia paskutinis kontroversiškiausias elementas, kurio mes nenorim naudoti, bet visi naudojam. Taip, tai yra cukraus pudra. Oi, kažkas pasakytų, ojojoj, baltoji. Nu, tai kiti ten dedam medų ten ir visą kitą, kas ką nori, tas tai deda. Medus sudega. Aš ilgai galvojau, ko pakeisti cukraus pudrą, nerandu aš ko pakeisti. Neišeina, konditerija neranda to dalyko. Klausyk, bet mes turėjom indiško cukranendrių cukraus. Tai mes jį turime, mes čia į savo pasilikti. Tik dovanom viską duodam, negalima visko atiduoti dovanom. Nu, ten naudingas tas cukrus iš tikrųjų yra, mes jį laikom tokiais gabalėliais šaldytuve, galėsiu parodyti, kaip tas atrodo. Ir dabar jį po truputėlį visą subersim. Teoriškai turėtų jis visą susiberti, bet praktiškai, kadangi šitas buvo drėgnas, tai netaip viskas lengva bus. Ne, aš buvau išvaliusi. Labą dieną, ne iki galo. Gavau pylos. Vis tiek drėgna. Asistentė gavo, taip sakant, kritikos. Čia dar galim bus pakrapštinėti. Jeigu turim kantrybės ir noro, galim krapštyti, tol kol išbersim. Labą dieną. Labą dieną. Va taip krapštusi. Jau mums
mums moterims šitas garsas per stiprus, tai mes gal darom pertraukėlę. Gal jums ir per stiprus. Ir čia dabar niuansas, va šitas visas dabar gražiai pasiskirstys. Po truputį maišom ir tas įsigers, todėl daromas ne cukraus, o cukraus pudra, nes tada įsigeria. Ir va po truputį maišom. Čia irgi ant galo, va, po prieskonių dedasi cukraus pudra ir gražiai dings dabar tas cukrus po truputėlį. Meistre, tą maišytuvę gal galima padėti, kad jums netrukdytų, aš paimčiau. Taip, ačiū labai. Bet jį reikia dar nukrapštinėti. Oi, ten labai, žinokit, aštrus, nelieskite. Nereikia aš vieną kartą patyriau. Taip, gąsdinkit, patyrėm. Nu tai nereikia pirštų kišti, kur nereikia. Nu, čiagi dar yra, aš pakrapštysiu. Na gerai. Gerai. Tai labai jau kruopštus tas. Taip, padarom pertrauką ir to grįšim atgal. Dabar dėsim į formelės. Taip jau matytas gražiausias Pasiimam širdeles. gražią lentą. Sakė, gražią lentą reikia pasimti. Paimame šitą. Ir dabar kantrusis darbas. Pasidedi šitą. Paimi tą masę. Va taip. Op. Dedi čia. Bet čia galima kaip nori. Gali čia dėti. Gali rankom viniuoti. Gali dar kažkur. Tai va ir dedi. Ir va po truputį visą šitą dalyką dabar sudėsim. Vienam šitam telpa. Kiek čia kokį 24 širdelių formą. Nu, ir po to dėti reikia šitas į šaldytuvą, į šaldiklį. Ir minimum laikyti valandą. Jis tada gerai tas sviestas Kas svarbu pasakyk, čia yra Čia tam svarbu, tikra technika. čia reikia gerai prispaus, kad nebūtų ten skylių, nes tada negražiai atrodo iš anos pusės, kai iškratysim. Tai va, širdelės arba bet kokia kita forma gali būti. Čia nesvarbu kaip, va, ir po truputį gražiai, va, taip tvarkingai sudėdė. O padarysi tuo keletą kalėdinių, kur aš tau padovanau kitas tokias, ten tokie dideli būtų. Jeigu tu man padovanojai, ar savo padovanojai, nu kažkuriam iš mūsų padovanojai, tai tada aišku padarysim. Aha, tai kitas Ten bus taip, ant galo dedasi, pačiam būna pabaigoj. likučiai. Būna likučiai. Ir tada jau čia niekur nesideda, arba formos pritrūksta. Nu, dedi. 1, 2, 3, tada geriausia va lopetėlę didelę pasimti. Arba dedi savo po truputį. Nu, vat kruopštus čia darbas iš tikrųjų. Čia kantrybės ugdymo menas vadinasi. Jeigu trūksta kantrybės gyvenime, tai prašau. Čia taip pat kaip aš lankstau kiekvieną kartą po gongo kilimėlio studijoje, ne? Kilimėlius, gal pledukus. Ai, atsiprašau, pledukas. Taip, nes tenai tau patinka, man tai nepatinka. Man tai tiesiog netrukdo. patinka Man tai tvarka, netrukdo. tai aš jau lankstau ir tikrai labai išsiugdžiau kantrybę, labai. Netgi esu dėkinga visiems ateinantiems į gongus ir paliekantiems kilimėlius chaoso pavidale, tada jie padeda man ugdytis kantrybę. Taip. Nu ką, padarom pertrauką, po to visus sudėsim. Gerai. Na, dar vieną kepu. Matot, masė yra visai kitokia, todėl kad pridėjau daugiau sviesto, bet į šitokią va tokią minkštą kepimo masę galima pridėti bus įvairiausių gardumynų. Įdėsim, pavyzdžiui, kokių nors dribsnių, kas deda, kokių razinų, kas ką mėgsta dėti, sėklas visokias ir panašiai. Saulėgrąžas galima pridėti. Nu ir dabar jau užšalo. Čia yra ramunės, parodomieji, reiškia, kalėdiniai šitie žmogeliukai, o čia yra mano tos širdelės. Ir žiūrėkit, kaip čia bus. Taip, tai tada darosi taip, žiūrėkit, dedasi taip ir tada ant greičio. Vienas, čia dedasi vieną dėžutę tokia 16. Nu ir va taip sudėti greitai. Ir jau bus beveik Daviliukai, paruošta. grieb. Galima ragauti, taip. Pirmoji. Pirmoji. Kaip skanu. O čia yra ramunės formelės. Ai. Jisai, matai, kai didelis, tai skyla. Skanu, Davilė? Tobula. Virėniau, tu pats ragausi? Čia va tokie, kokius tu mėgsti, būtent. Čia mano Taip, čia ramunės klasika. stiliui. Taip. O, jėga. Čia viskas yra gerai. Čia jau daugiau nėra kur. Taip, bet dabar kitus gaminu, tai bus kitokios stiliaus. Kitokio Kad stiliaus. būtų paskaninti kitaip.
Supratau. Kaip Nu tai ir man prašyčiau duoti vieną širdelę. Šitą tavo per stipriai Per apkepta stiprią. šitas. O, ir aš ragausiu širdutę. Taip, ir tu ragauk širdutę. Galite Va, ir išgirsti. Čia bus labai daug meilės dabar tame. Nu tikrai klasika, ne? Labai labai skanu. Jeigu dar su puodeliu kavos. Ir va šitas bus skirtas Dovilei. Iškepta natūraliam fabrike. O, su meilės Taip, liudijimu. čia su visom kalėdom naujais metais 10 metų į priekį iš karto. Super, super. Stebuklų metas. Apsikabenkite. Valio! Laukite Pratęsimo. kalėdų. Laukite kalėdų pratęsimo. Valio!